čia reikia investuoti. Žiūrėkit, čia yra nesamdomas darbas, čia yra verslas ir taip čia pajamos eina kitaip. Samdomam darbė tai viskas aišku ir paprasta. Mes vieną mėnesį padirbam, sekantį mėnesį gaunam atlyginimą. Bet, pavyzdžiui, pradedant kokį nors naują verslą, ne, klasikinį, pavyzdžiui, norim atsidaryti kažkokią tai parduotuvę, tai mes pradžioj vis tiek turim turėti kažkokią tai sumą, mažiausiai 5000 eurų, kad galėtumėm ten viską susipirkti, ką reikia, išsinuomoti, ne, ten patalpas, taip toliau ir panašiai. Ir tai neaišku, ar mes suinvestavus 5000 eurų mums atsipirks. Aišku, gal per laiką kažkiek atsipirks, bet yra irgi labai didelė rizika, kad gali bankrutuoti, šiaip kiek domėjaus, klasikiniai verslai kas 5 metus bankrutuoja. Nu, žodžiu, nesigilinam. Tai va, o čia yra kitoks verslas. Čia iš tikrųjų realiai tai investicijos nėra. Dabar daugelis galvoja, kad jeigu čia reikia pirkti produktus iš tos mūsų parduotuvės, kurią atsidarėm, tai čia investicija. Bet tai lygiai tas pats, kas mes tada nueinam į Maksimą, ne, nusipirkam šampūną, nusipirkam dantų pastą, nusipirkam dar kažką, tai jeigu mes čia sakom, kad pirkti produktus yra investicija, tai reiškia nuėjus į Maksimą nusipirkti tos pačius produktus irgi yra investicija. Tai jeigu nelaikot, tą apsipirkimą Maksimui investicija, tai čia irgi nėra jokios tos investicijos. Tai aš sakau, taigi lygiai tas pats, taip mums reiktų kasdieninių vartojimų produktą, taip reiktų dantų pastas, taip reiktų šampūną, taip reiktų indų ploviklį. Tai čia dar geriau, kai sakant, perkamės ne iš kitos parduotuvės, perkamės iš savęs, nes mes tampam tos parduotuvės savininkai ir dar plus, kaip aš sakau, gaunam tą cashbacką, sugrįžti 14% atgal nuo tų pirkinių sumos sekantį mėnesį. Tai va, tai nėra jokios investicijos.